Šiandien esu labai nestandartiniam objekte, Jiezno miestelėje, kur dirba tapytojas Petras Lincevičius. Tuoj pasižiūrėsim, kas čia vyksta, su kuo dažo. Tapo gal netgi reikia sakyti. Čia jau nedažymas. Čia nedažymas, Petrai? Nu, tai labiau tapyba jau, Tapyba. bet tarpinis toks. Šiaip, nes kai kur ir galima vadinti dažymu, kur plotai tokie, bet jau kiti dalykai. Tai jeigu pasakysiu, kad dažytojas, tai jau bus įžeidimas. Nu jau. Kas čia bus? Ką čia tokio darai? Kas Pirmą čia kartą iš tikrųjų tokiam objekte, net nežinau, ką paklausti. Tai kas čia vyksta? Nu tai sieninės tapybos kūrinys iš kelių sienų, kuris kampu taip eina. Ir tas tematika šito kūrinio yra apie istoriją, apie pacų giminę Jiezne, apie jų didybės laikus ir šiuo atveju tai yra tam tikras toks įamžinimas tos istorijos. Tai dabar dirbi ties herbu. Taip, dirbu ties herbu. Čia galima pamatyti, jeigu labai neatsispindi. Aišku, tai yra toks muziejui esantis jau dalykas, bet jisai išdidintas čia ant sienos bus ir vyksta jo tokia kaip ir tapyba. Tai ir labai įdomu, kodėl Duliuxa? Kodėl? Tai dėl kokybės iš tiesų ir dėl aptarnavimo. Dėl bendros kalbos, kai reikia, tarkim, šiuo atveju labai patiko, kas vyko, tai dažų pasirinkimas, nes visos šitos spalvos, kurios jos yra sumaišytos, aš atėjau su eskizu tuo, kurį turiu irgi čia su planšetė. Atėjau ir rinkomės dažus ir ta prasme viskas labai puikiai atitaikytos spalvos, kartu žiūrėjom visą tą eskizą, su tokiu atėjau ir man tai spalvas visas, galima pažiūrėti, kad jos tikrai arti tiesos, tai tas profesionalumas labai fainas yra. Patys dažai, tai šiuo atveju man labai tinka, nes ko aš siekiau, ko išieškojau, tai kokybės, kadangi tai yra tas darbas. Žinoma, kažkada jisai nubluks, kaip ir visi dažai, bet tas kokybė šitų dažų rodo, kad jie tikrai ilgai laikys šiuo atveju. Keliais sluoksniais užtepus, tai turėtų ir neblukti. Ir pats tepimas labai smagus jų yra, net ir kažkiek praskėdų šiek tiek. Vis tiek jie nebėga. Kiti dažai turi tą savybę, kad maišant tarpusavį po to jau tai spalvas, jie nueina į tokį purvą kažkokį, o šitie vis tiek išlaiko jie spalvą. Tai man tas irgi labai svarbu, nes aš po to dar maišau juos, kuriuos turiu tarpusavį. Tai šitie dalykai pagrindiniai, kodėl. Ir viskas iš rankos? Jo. Pats piešinys, yra visokių tų būdų. Šiuo atveju kai kur naudojau trafaretus dėl greičio, nes galima tos dalykus padaryti, bet trafaretą pasiruošiau, pavyzdžiui, kai kurias dalis šito viso herbo. Galima viską iš rankos, bet kadangi reikia lipti pirmin atgal nuo pastolių, žiūrėti, tai pasiruošiau tokius trafaretus su išsibadytom skylutėm, čia dar matos, ir po to su purškiamu dažu praeini ir gaunas toks suvedžiot taškučius reikia. Po to toks senovinis būdas, kelių šimtų metų toks, tai perkeldavo ten, kur irgi tais freskas darydavo, tai didelius piešinius, taip irgi tokiu pačiu būdu, aišku, ne purškiamais dažais, bet vis tiek tas darbas, pirmas su voleliu vyksta, didžiosios tos ir čia irgi su voleliu, kai ten dengiau, panašiai didesnės, o po to jau grynai su... Ir taip visą dieną planšetė vienoje rankoje, teptukas kitoje? Kai prieinu prie tokių visokių šitų, jau tada toks maždaug. Bet iš tikrųjų dengiamumas tai net man pačiam stebina, kad ten tiek. Ir čia kadangi dar tas grublėtas paviršius toks, bet patenka gan gerai tikrai ir gerą plėvelę tokią padaro po to, net matos, kad išdžiūvęs tas dažas, jisai tikrai kaip uždeda visiškai tokį. Net atrodo, kad šlapias dar. Jo, nors tai toks šviežias. Nuostabus darbas. Tai jeigu sugalvosit
taip pat kažką tapyti, važiuojate į Duluksą, ieškot kokybiškų dažų.